sėdite ir galvojate, ar verta prisijungti būtent prie mano organizuojamų mokymų. Tikiuosi, triukšmas nesutrukdys, mano šuniukas žaidžiantis nesutrukdys pristatyti būtent jums apie tai, apie ką šie mokymai ir kodėl verta prisijungti net dabar, nors mokymai jau trunka 4 savaitės. Kaip bebūtų, jūs kai prisijungsit, nieko neprarasite, svarbiausia eiti viską nuosekliai. Kiekviena gaunate instrukciją, kur aiškiai nurodyta, nuo ko pradėti. Negana to, iš karto gaunate visų arkanų aprašymus. Tai yra vordinis formatas ir kiekvienas arkanas atskirai. Negana to, kad jis turi dar ne tik savo bendrą aprašymą, pliusus, minusus, jis dar turi ir pavyzdžių. Jeigu tai būtų bendrosios užduotys, jeigu tai būtų asmeniniai visiniai kortelį, ar tai komforto zonų, visą tai jūs gaunate net visuose arkanuose, gaunate daug pavyzdžių. Toliau, jūs gaunate interpretacijos knygą, jau gaunate tokią knygą, kur su pavyzdžiu paaiškinama, kaip apskritai kurti likimo matricos knygą. Ir tai dar ne viskas. Jūs gaunate darbo knygą, kurioje yra lentelė, kaip suskaičiuoti likimo matricą. Ir tai dar ne viskas. Yra sukurtas video irgi mano ranka rodyta ant lentos, kaip apsiskaičiuoti likimo matricą. Ir tai dar ne viskas. Toliau kiekvieną dieną vyksta pamokos trumpai apie kažkurias zonas. Tarkim, pirma savaitė apie vizitinę kortelę, komfortą, sielos užduotys iki 40 metų ir pagrindinis sielos vystymas. Antra savaitė talentai, meilės linija, pinigų linija. Trečia savaitė yra bendrosios užduotys ir karma. Ketvirta savaitė dabar pradėjome kaip tik asmeninį tikslą, socialinį tikslą, dvasinį tikslą ir planetarinį tikslą. Ir mes tai einame nuosekliai. Pirmadieniais aš papasakoju bendrai, ant trečiadieniais duodu jau užduočių ir pavyzdžių, kaip tai turi atrodyti. Penktadieniais yra klausimų diena. Jeigu jūs man savaitės bėgy uždavėte klausimų, aš iš juos atsakau penktadienį ir negana to dar dažniausiai papildau dar kokią nors naudingą informaciją, kur būtų jums naudinga. Tarkim, šį penktadienį turėjau klausimų, aš padariau dar papildomų pavyzdžių, dar daugiau papasakojau būtent apie likimo matricą. Ir taip mes tendencingai judame tą kryptimi ir susipažįstame su visa likimo matrica. Toliau, spalis skirtas jau finansam ir brandiniam ženklui. O nuo vidurio prasidės labai įdomi tema, suderinamumo tema, būtent apie santykius. Jūs išmokinsiu ne tik bazės, kaip sudaryti likimo suderinamumo matricą, bet ir kaip pažinti savo partnerį, save ir bendroje plotmėje, kaip pamatyti tą visumą ir jeigu, tarkim, kažkokie klausimai, nesklandumai iškyla santykius, kaip juos atpažinti ir kaip juos spręsti pagal likimo matricą. Patikėkite, tai labai gilus įrankis ir kuo daugiau aš tai analizuoju, tuo man dar įdomiau darosi. Mes su vyru nediskutuojame, o žiūrėk, aš turiu tokią savybę, aš čia taip elgiuosi ir taip, kurioje vietoje pas tave likimo matricoje tai atsispindi ir ką tai reiškia, ką tu mane mokai, o ką aš tave moku, o kokie mūsų yra asmeniniai tikslai vieno ir kito ir kaip tai dera plotmėje. Ten aš jau nežinau net kaip apibūdinti tai. Aš tikiuosi, kad aš tą visą labai pateiksiu gerai likimo matricos, būtent suderinamumo analizėje, kaip jums rodys visas pamokas ir labai tikiuosi, kad dar papildomoje medžiagoje sudalyvaus ir mano vyras, kuriant bendrą video, nes tai patikėkit, tai taip gilu ir kuo daugiau analizuoju, tuo man darosi įdomiau. Aš realiai per 10 metų, aš vis dar save kažkur pažįstu iš naujo. Ir tai žinokit, superinis įrankis, tai kažkas tokio nerealaus ir kiekvienai linkiu save kuo giliau pažinti savo partnerį ir savo draugus, giminaičius ir visą kitą, nes taip kaip bebūtų, tai yra mūsų kažkuriuose vietose atspindžiai. Mes ne šiaip savo pritraukime tam tikrus žmonės, mes ne šiaip savo atsiduriame tam tikrose situacijose ir gauname pamokas, visą tai įrašyta į mūsų gimimo datą ir kuo daugiau mes tai gilinamės, tuo daugiau mes tai matome. Aišku, aš tikrai studijavau ir numerologiją, aš ir studijavau ir Human Design metodą, jie visi man tik papildomi likimo matricos analizę. Ir jeigu kažkada man būtų kas nors sakė, žinai Sandra, nusipirk mokymus už 35 eurus, aš būčiau irgi sakius, kažkas čia ne to, ką galima duoti už 35 eurus, nes už mokymus aš mokėdavau didelėm sumom, kad aš gaučiau bent kažkokią mažą dalelytę informacijos. O aš sugalvojau tokį įrankį duoti už 35 eurus iki spalio mėnesio. Po to šis įrankis, kaip bebūtų, jis irgi brangs.
nes jaučiu, kad galiu kainą kelti ir kas norit, pasinaudokit progą būtent dabar ir patikėkit, jūs tikrai rašysit. Sandra, ačiū tau. Nes kartais užtenka, nepamirškite, net vieno sakinio pasakyto, to patvirtinimo, to mažo patvirtinimo. Ir labai laukiu jūsų iš tikrųjų mokymuose, labai laukiu pažinti jūs. Negana to, ką dar pamiršau pasakyti, kad jūs visos analizę irgi kūrėte ir siunčiate man namų darbus. Aš jūs papildau. Mes bandome tą analizę pajausti, išgyventi, patirti, paieškoti gyvenime, kur ta vieta atsispindi pas mus gyvenime. Mes šitais visais įrankiais dirbame ir ieškome savo gyvenime, kur tai yra. Ir kuo daugiau dirbame, tuo daugiau pamatome atitikmenų, kaip karminė užduotis mus veikia, kaip bendrosios užduotys iš 7 kartų mus veikia, elementariai, kaip mes nenorime išeiti iš komforto zonos, kada mes jaučiamės komfortiškai, bendros sielos užduotys iki 40, jos veikia, jeigu neišpildome ir visą gyvenimą. Taip pačiai ir sielos vystymasis, jis irgi labai akcentuojamas mūsų gyvenime. Ir kuo daugiau mes tai matome ir tyrinėjame, tuo daugiau mes pajaučiame. Tai labai kviečiu jūs prisijungti prie šių mokymų arba, jeigu nenorite mokytis, kviečiu atlikti analizę. Ačiū.